Gerda, oficiali sezono uždanga nusileido. Kokios nuotaikos ir emocijos dabar? Labai geros nuotaikos, buvo vėl smagu visas pamatyti, kad ir savaitė praėjo, bet tikrai pasiilgstu visų, taip pat savo komandos žaidėjų, linkėjimai toms, kurių čia nėra, bet sezoną vertinu tikrai labai gerai, dabar šiek tiek poilsio ir toliau kibsim į darbus. Ar prizams ir titulams namie dar yra vietos lentynose? Tikrai rašiau vietos, bet taip pat noriu labai pasidžiaugti šiais titulais, įvertinimais ir kaip sakiau šiuo sezonu, nes manau jis buvo gan geras. Vasarą laukia mūšiai su Lietuvos rinktine, kokie lūkesčiai ir ko tikiesi pasisemti ten? Tai tikiuosi kuo geriausio, kad ir esu jauna žaidėja, tikiuosi sunkiai dirbti, tikiuosi įgauti trenerio pasitikėjimą ir kad ir keliom minutėm tikiuosi gauti tas minutės ir padėti kuo labiau Lietuvos rinktiniai. Laimėjai beveik viską šiame sezone, individualiai prizus, kokios svajonės dar liko neišpildytos ateičiai? Oi, tai svajoti tikrai galima labai daug ir manau, čia tik pirmi žingsneliai mano karjeros, tikiuosi ir pamatysim, kai viskas susiklostys, bet kol kas tikrai labai džiaugiuosi ir, kaip ir sakiau, džiaugiuosi šiuo sezonu, jis buvo tikrai labai geras. Ačiū tau ir kuo geriausios vasaros.